Sveiki, brangieji. Noriu šį kartą pasidalinti tokiamis mintimis, kurios, manau, ateina ne vienam iš jūsų, arba bent jau buvo atėjusios. Aš noriu pakalbėti apie pragarą, skaistyklą ir rojų. Apie rojų iš tikrųjų, manau, nėra labai ko kalbėti, todėl kad rojus tai aišku visa kas gera, ko žmogus netgi įsivaizduoti negali. Rojus tai reiškiasi, kur Dievas bus su savo žmonėmis. Jeigu rojus tokia vieta, buvimas kartu su Dievu, tai jeigu paimti pragarą, logiškai būtų, kad pragaras turėtų būti priešingybė. Tai jeigu rojų labai gerai, tai pragare turi būti labai negerai. Jeigu rojus yra su Dievu kartu buvimas, tai reiškiasi pragaras be Dievo. Tai tada logiškai išeitų, kad pragaras, kad ir kur tu žmogus bebūtum, dėl ko aš šitai sakau, todėl kad sako, kad yra dar ir skaistykla per vidurį. Ir tarp pragaro ir rojaus. Tai tada, jeigu žmogus kur tu bebūtum, jeigu ten nėra Dievo, tai ten jau iš karto turi būti pragaras. Nes buvimas su Dievu tai yra rojas. Jėzus pasakė išeidamas, aš išeinu paruošti jums vietos. Kai paruošiu, sugrįšiu ir jūs kartu pasiimsiu. Tai dabar loginis toks klausimas iškyla. Aš labai daug mačiau pasidalinimų YouTube'e, kai žmonės dalyjasi, kai jie buvo numirę ir sutiko Jėzų. Jėzus leido jiems pamatyti pragarą, parodė, kaip ten viskas yra. Paskui labai dalinasi apie tokias baises, tiesiog baisenybės reiškiasi. Ir paskui jie atgyja ir kaip aš, YouTube'e dalyjasi, pasakoja. Juos galima matyti, jie patys kalba taip kaip aš ir dalyjasi, ką jie ten matė. Bet dabar tada klausimas toks, jeigu pragaras yra ir jis dabar ten dega žmonės, ten ir velniai turi būti, bet dabar čia velniai trukdo mums gyventi, šėtonas, gyvatė, velnias, demonai, tai jie mus gundo, trukdo mums gyventi, trukdo santykiui su Dievu, mus gundo ir visaip bando atitraukti nuo Dievo. Tai dabar, o jeigu ten, ir gerai, jų daug tikriausiai, vieni darbuojasi pragare. Tai dabar jeigu pragare ten, kaip ir čiut neatseit smalą verda ten ir visa kita, arba sako, drasko į gabaliukus ten tas sielas, jos tiesiog šaukia, klykia, paskui iš naujo tos sielos vėl susijungia ir vėl jas iš naujo, vien žodžiu labai bais dalykai, nesinori netgi nei kalbėti, vien baisu ir viskas. Tada, bet šventas raštas sako, kad šėtonas bus įmestas į amžinąją ugnį ir su nusidėjėliai žmonės, aišku, taip pat tada, kaip galima logiškai, jūs man parašykite, brangiai, jeigu galite, pasidalinkite komentaruose, nors trumpai, kaip galima, pavyzdžiui, jūs įsivaizduojate, šėtonas kenčia ir pats kentėdamas kankina dar kitus. Aš suprantu, šėtonas savo demonų nekankins, jie tarp savęs ne, bet tada šėtonas kenčia didelės kančias, jis tai melagių tėvas, aš nežinau, ten kančius didžiulis, kaip tu kentėdamas dar gali kažką kitą kankinti. Man jau šitas logiškai nesusideda, jeigu galit pasidalinkti, parašykite. Dabar kitas dalykas, mes visi, apie skaistyklą aš gal nekalbėsiu, aš esu biški pasidalinęs buvęs, tai tokia kaip įvardyja ir tarpinė stotelė, iš kurios tik nesupratau, ar dar galima į pragarą nueiti, bet kiek labiau suprantu, kad ne, skaistykloje atkenti žmogus ir patenki į rojų. Tai dabar aš esu daug, kodėl aš apie šitai kalbu, mes esam ne vienas tikriausiai ir jeigu dar nepalaidoja, išlydėję iš šito gyvenimo savo artimuosius, tai kažkam gal dar teks, nors tai labai liūdna, bet mes visi žinome, kad mes esame mirtingi. Mes žinome, kad šiandien gyvenam, bet kažkada ateis laiks ir mes vis tiek mirsim. Tai kodėl aš šiandien dalinuosi ir kalbu apie šitai? Todėl, kad, gal ir ne visi žmonės, gal daugiau stengiasi šitas mintis nuginti, bet kada tu
sėdi prie savo kokio artimo ar draugo, ar nedaug dievę vaiką išlydėti kažką tai tokio. Aš nelinkiu ne vienam, Dieve apsaugok mus, bet šitai būna. Ir kada tu išlydė artimą žmogų, po to aš susimastydavau, o kas po šito, nejaugi čia pabaiga. Jeigu jis tikinti žmogus, tada tau įdomu yra, o kur dabar mano artimasis? Vat kur jis nueis? Tada aišku, tu nelabai nori tikėti, kad jis į pragarą. Tau būtų sunku gyventi su tikėjimu, kad tavo mama ar tėtis ar brolis ar sesuo dabar degs pragare, jau amžinose kančiuose ir yra kankinamas. Tada tu galvoji, kad galbūt jis skaistykloje. Nes apie rojų galvoti, atrodo, nebuvo toks šventas, tu nuodėmę prisidirbdavau, tu pažįsti savo artimą ir žinai, gal jūs kartu netgi kažką ten padarėte. Man tai būdavo taip. Yra buvę. Tada tu galvoji, aišku, skaistykla geriausia vietelė. Bet tada, kad nekentėtų ten, tu nori kažką dar padaryti. O jeigu dar susapnuoji sapną, kad tas artimasis tave kviečia ar dar kažką, aš labai įsigasdavau, galvoju, nejaugi ir aš mirsiu, mane čia kviečia tas, kuris mirė, aš bėgu į bažnyčią, užpirkti mišių, deginu žvakutes, ten, viską bandau daryti, kas įmanoma, kad jam padėti. Dabar loginis klausimas, o kaip galima numirusiam žmogui padėti? Jeigu šventas raštas, Dievo žodis sako, kad tarp žmogaus ir Dievo tai yra vienas tarpininkas, tai yra Jėzus Kristus. Jo auka viską padarė, kad žmogus būtų išgelbėtas nuo amžinosios mirties. Pabrėžiu, nuo amžinosios mirties. Reiškiasi, šventame rašte jūs paieškokite, atrasite, tikrai yra dvi mirtis. Pirmoji ir antroji mirtis. Nebeatsimenu, kas ten sako, kad pirmoji mirtis, miršta žmonės visi, tai yra pirmoji mirtis. Tada mes visi krikščionys laukiame antrojo Jėzaus Kristaus sugrįžimo. Jėzus Kristus sako, aš išeinu, paruošiu jums vietą, sugrįžęs jūs pasiimsi pas save, atsineždamas atlygį, atmokės kiekvienam pagal jo darbus. Ir mes ten toliau viską žinome. Tai dabar loginis vėl klausimas. Jeigu Jėzus Kristus sugrįžta, dabar įsidėmėkite, visi, sako, gyvųjų ir mirusiųjų teisti, sugrįž gyvųjų ir mirusiųjų. Logiškai, šiandien aš gyvas, jūs, kurie klausotės, esat gyvi, tikimės šią naktį, ar kada artimiausiu laiku nenumirsim, ir tuoj pat Jėzus sugrįžta. Atranda mus gyvus, teisia mus ir prikelia numirusius žmonės ir teisia juos. Nes ateis gyvų ir mirusiųjų teisti. Tai dabar tie žmonės, kurie yra pragare, jie yra mirę. Kaip mirę? Pusiau mirę. Nes šėtonas, taigi taip ir pasakė Ievai su Adomu. Ne, apgavo. Jūs tikrai nemirsite. Šiandien žinom, kad mirštame. Bet dabar tas melas po šiai dienai tebėra, aš jį supratau tikrai, kad jis dar šiandien šėtono melas tas tebesklando pas mūsų. Tai gerai, aš jūs biškį apgavau, aš sakiau, kad jūs nemirsit, jūs mirštate, bet žinokit, per pusę mirštate, jūsų kūnas numiršta, o siela, žinokit, yra nemirtinga. Gerai, dabar ta siela nemirtinga. Aš manau, kad mūsų Lietuva yra tokia krikščioniška šalelė, nedidelė. Ir, daugiau yra gal katalikiška, yra protestantiškų. Aš nekalbu iš vis apie dominaciją, kokią apie tos požiūris. Aš bandau pasidalinti su jumis tokiom paprastom žmogiškom mintim. Ir jeigu dabar žmogaus ta siela nemirtinga, jeigu ji kažkur yra, tai koks čia tada vyksta teismas? Tas antras Jėzaus sugrįžimas, jis ateina gyvų ir mirusiųjų teisti. Tada tie, kurie pragare, jie jau dega, tai kaip ir nuteisti jie yra. Tada koks teismas? Antras syk perteisimas. Kas rojuje? Tas jau irgi gavo savo nuopelną. Viskas, jis yra rojuje. Tai vėl nelogiškai. Tada jis ateidamas, Jėzus turėtų atsivesti iš rojaus ir parodyti visus tuos šventuosius. O tai dabar rašo, kad ateis su savo angelais. Ir teis visus. Tai dabar kur logika? Brangiai pasidalinkite, parašykite, kaip jums atrodo šitas
Rojus mes suprantame, taip, aš manau, kad ir jūs gerai suprantate. O kaip su šito pragaru? Aš turiu, aš viską, va, iš šitos knygos, šventas raštas, skaitau, dabar labiau naudoju telefoną. Gali telefoną parsisiųsti, reiškia, šventą raštą, aš turiu dar kelis vertimus ir labai lengva atrasti. Tu įvedi tiesiog žodžius paieškoje, ten pragaras ar kančia, parašai ir tau išmeta tų eilučių ir tu labai lengva susirinkti informaciją. Tai vat, aš turiu šiokį tokį, kaip sakant, jau tiesos tą pažinimą. Šiandien aš esu laisvesnis. Aš seniau nešiodavau kryželį ant kaklo ir galvodavau, kad tas kryželis kažkaip tai daro mane krikščionimi arba apsaugo. Aš parsineždavau vagotos duonos, aš parsineždavau švęstos ugnies degtuką, reiškia pašventintų, užkurdavau ugnį, parsineždavau švento vandens ir šventindavau savo kambarius. Žinote, nieko nenoriu žeisti, kurie tikite protėvių papročiais tais ir visa kita. Man tie dalykai labai buvo panašus į pagoniškus. Švęsta ugnis, švęstas vanduo ir taip toliau. Kaip minėjau, vagotos duona apsaugo nuo gaisro, keliauninką ant rakto turėdavau pasikabinęs. Aš vienu žodžiu visokių talismanų, visokių pakabukų, visokiausias lankydavau vietas, ale šventas tokias, kaip mes turime įžymų kryžiaus kalną, kryžių nuvežti, pastatyti, dar kažką. O toks religinis visoks apeigos, viskas ir žinote, labai sunku suprasti, kaip visą šitai gali padėti. Šiandien aš turiu tik santykį su Dievu, aš skaitau šventą raštą, aš lankau tai bendruomenę, bandau kuo daugiau turėti santykį artimesnį su Dievu. Aš gailiuosi, aš verkiu kartais iš gailesčių, kartais taip neišeina. Šventoji dvasia padeda, šventoji dvasia veda ir jums tegu padeda šventoji dvasia, tegu atveda jūs prie tiesos. Žinote, mane iš tiek išlaisvino šiandien, tiek laisvesnis iš tų visokių baimių. Aš jeigu seniau nedarydavau, stengdavausi nedaryti nuodėmių, tai iš baimės, kad pateks į tą baisę vietelę, į tą pragarą. Žinote, bet kada sužinojau šventame rašte, kad žmogus tiesiog bus ir šėtonas bus sunaikinti, ištrinti iš visatos. Visatoje Dievo, toje sukurtoje, tobuloje, kol neatsirado nuodėmė, ji po to turi būti tokia pati. Dievas sako, atkurs viską, viskas bus nauja. Ir toje gražioje visatoje, kaip ir negalėtų būti tokios vietelės pragariuko. Ir kaip mes žiūrėtume, būdami pas Dievą, iš rojaus į kenčiančius savo vaikus ar brolius ar seseris. Kokia laimė būti tada ir žinot, kad kažkur kažkas kenčia. Vat iš šitos, jei galite, pasidalinkite, ką jūs manote. Būsiu labai dėkingas. Iki pasimatymo, iki kito karto, brangieji. Ta laimė Dievas.